Aš turiu parodyti, žinok, šitą. Iki paskutinio kasnį yra spirgų. Labas rytas visiems. Trečioji kelionės diena. Kas nematėt, pažiūrėkit, praeitas dienas yra keltas. Po vakar nuotaikėlės neįspūdingos, rūbai dar biški šlapi, bet viskas gerai. Labai minimaliai drėkni, tai važiuoju, manau, pradžiūsiu. Batai kiaurai šlapi, tai dėsios neperšlampamas kojines. Šiukšlių maišus, kad taip sakant. Nu ir tiek, truputėlį lyg ryte kabino tokia kaip sloga kažkas tokio, tai karštas dušas arba tėlės, papusryčiau ir važiuosim. Šiandienos planas tai yra pasiekti naują Akmenę. Ir tada po naujosios Akmenės važiuoti link Šventosios. Nu taip, pagrindas yra Šventoji. Nuvažiuoti pasiekti jūrą. O po to jau čia išmiegosim ir lėksim link Druskininkų ir atgal į Kauną. Tai va, tai tokios tokelės. Palinkėsiu jums sėkmės žiūrėti. Tikiuosi šiandien pavyks aplankyti kažką daugiau, parodyti kažką daugiau. Ir tai jau susitiksim kelyje. Nežinau, kur važiuoti. Gerai, tai lengvai pasiklydom. Čia yra Germaniškis. Jos stoviečiai pakairę, Nemunėlio Radviliškis po dešinę. Gerai, kadangi niekas neaišku, tai tiesiog įsivaizduoju, kad esu kažkur čia. Ten turėtų būti Latvija. Nu tai ką, man į tą pusę. Tai tiesiog važiuoju tiesiai ir žiūrėsim, kas bus. Jeigu kas, manau, čia tiek tarp miestelio nedėlių atstumų apsisuks. Tokia čia ir bėda. Tai važiuoju tiesiai ir bus kas bus. Jeigu ką, tai apsisuks. Nereikėjo čia daug pavažiuoti. Welcome to Latvija. Nu, aš vėl Lietuvoj. O tai toli pasivažiavau. Dabar visi manęs iš to bariuko visi žvengia iš manęs. Sako, lopas kelio neranda. Žodžiu, aš biškį grybauju vėl. Biržai atgal, Biržus. Ten Grumžliai ir Butautų dvaras. Žodžiu, bušimų tokį žemėlapį ir važiuojam toliau. Gerai, tai aš čia prigrybavau kaip reikalas. Žodžiu, grįžinėjau dabar atgal link Biržų. Kažkas, kas bus panašiausiai tą formos sankryžą, reikia sukti 10. Tiesiog praleidau kažkur posūkį. Gerai, svarbiausia, kad susiradau, kur esu žemėlapį. Tikriausiai. Na, bet man atrodo. Čia tikriausiai ta formos sankryža. Reikia sukti 10. Nestosiu, netikrinsiu, bet tikėkime, dabar jau čia nusakau. Žodžiu, sustosiu, patikrinsiu, nes grįžau į Biržus vėl. Matau, kad ten, kur tie saločiai, tenai reikėtų važiuoti, bet, nu, žodžiu. Užmesiu akį. O jau kaip fainai. King of the tiltas, King of the tiltas. Patinka man tokie tiltai. Žodžiu, ne ten nusukau, bet laiku susipratau, tikriausiai. Žodžiu, papuoliau. Nieko nebus, reikės važiuoti. Ai, blemba. Dar lietaus tik tais va šiandien trūksta ir visai būtų bloga.
Žodžiu, gerai, aš čia papuoliau. Tokį 10 kg važiuoju žvyrį. Nieko dar. Aš žinau, ne kiek. Šiknas skauda, nuo tada užėmusi. O blogiausias dalykas tas, kad pas mane pačiai yra ir tepalo filtras, balsas gan žemas, prieki radikas, nu žodžiu. Bliau, kaip nepasisekė, porą minučių pastoviu, pasiilsiu ir vėl bandysiu lėkti. Sau kaip įsigūriu, nu žodžiu. Bet jau saulė, aišku, debesų yra, bet gal neprasileisiu. Kaimus grįžti. Tas iš asfaltuotus, va. Filtras, žvėris. Žvėris. Sustojau truputėlį parodyt, koks gražus įvažiavimus. Jau pasiekėm Žagarę. Važiuokit, kaip fain. Kaip į pilį kokį. Nice. 10 iš 10. Sveikas gyvas. Gerai, tai ką, atvažiavau į Žagarę. Sutikau su kolega. Kolega paėmė maistuko, užkasim. Tai pati Žagarė iš tikrųjų tikrai labai nustebino savo grožiu. Daug žmonių, sukom į parduotuvėlę, kavos pasiėmiau. Ir tiek, prisistatyt gal. Na, aš Raimundas esu, atvažiavau ant Tomo maršruto. Šiek tiek teko palakuriuoti, kol Tomas sprendė ratais kvadratais, kaip išvažiuoti iš Latvijos link Žagarės. Bet nieko, viskas gerai, jau susitikom ir toj paragausim šakinos bandelio. Ja, sakė, labai išgirtas bandelės. Ar bandelė ar kibina? Bandelė. Aš šiaip nesu labai kibinų žmogus, yra tik kelios vietos, kur man tinka kibinai. Dabar žinau, kodėl važiuoju 40 km Kijų. Porą valandų gerokai vėlavau, nes netyčia nuvažiuoju į Latviją, po to vėl grįžau iki Biržų. Tada turėjau žvyrą kelią. Gavau lietaus darbišką, bet pagaliau atvažiavau. Ir tikrai fainas miestelis. Žiauriai fainas miestelis. Na, Žagarė garsėjo savo vyšnių šventę. Pastebėjau, yra vyšnių skulptūrose. Ir man rodos, kad dabar jau neužilgo jį kažkada ir bus. Ar po savaitės, po 2 savaičių. Aš turiu parodyti, žinok, šitą. Iki paskutinę kąsnį yra spirgų. Šitą dar pildesnė. Jau yra. Ir kiek jau patys 2 metus perkam, gal 3 metus. Ir tos bandelės visados taip pat. Nėra taip, kaip kartais būna. Maina pasikeitė, kiti žmonės dirba, gavai jau beveik nevalgoma. O čia visados faktiškai tokios. Šakinos bandelės. 4,9 vertinimas. Gal kiek alergiją turiu daržovę, bet šiaip viską valgau. Tai aš irgi taip žiūrėjau, kad galėjau čia važiuoti iš tikrųjų ir būtų tikriausiai paprasčiau, buvo geresnis kelias turėjo būti per Latvijos dalį. Bet vėlgi tada iš Lietuvos, noriu Lietuvą važiuoti, ar nežinai. O pats trakinį maršrutą? Ne. Tik ant žemėlapio, darbuliukai. Vienintelis mano, aš žinok, iš tikrųjų tiek stengiuosi tą telefoną neimti per visą kelionę, kur telefoną pasiėmu tik tai susirasti viešbutį, nes realiai fiziškai tiesiog bijau eiti vidų, žinai, skambinti, klausti ar kažkas tokio. Na ir kur čia pačiam malonumas važiuoti? Ir tau galva išlūžta. Taip. Šitas irgi gan garsiai dirba. Bet ką, važiuojant, kiek pats duslintuvą girdi? Girdžiu, bet man kažkaip, kad žinai, galvas skaudėtų, ausis, tai viskas ok nėra. Man atrodo, žinai, tik to bendro supratimo reikia turėti, kad nevažinėk naktimis pro gyventas miegamąsias zonas, ten negazuoja be reikalo ir viskas yra ok. Dienos metu, pastabdytų policija greičiausiai, kad per nagus gaučiau. Iki kiek apsukų? Iki 2500. Aš nežinau, kaip jis praėjo tiek.
Taip pat dabar tavo maršrutas kur toliau? Akmenė, Mažeikiai. Mažeikiai ir Skodas. Žagarė, Nauja Akmenė, Venta, Mažeikiai. Ties Darbėnais tada reikės jau ieškotis, kur gyventi. Aš manau, tu čia rasi. Čia pilna, žinok, aš vakar įsijungiau. Tik tai žinai, kas yra tas pilna, tai yra pilna tų medinukų tokių, tai jūrinių namelių. Nes vat kažkur link to juodumo ir va ten trauksim. Keli, žinai, seksu paskatą. Ten tiesiai. Jau čia prigrebavęs gerai bus. Nežinau, arba kylam, nes tau irgi laikas. Na, kylam. Gerai, tai užkandam. Kolega truputėlį palydės mus ir bandysim važiuoti prie jūros. Nu ką, dėkavojam už palydėjimą, už pietukus. Sveikatą. Ačiū tau. Nu ką, gerą kelelę. Jo, bandysim. Gerai, tai sustojau iš tikrųjų pasikeisti baterijos. Sustojau Aukrienų kaims. Žodžiu, pasikeičiu ir važiuojam toliau. Apvažiavom Mažeikius. Lieka apie 40 km iki Skuodo. Visai gerai einasi. Žodžiu, čia kur sustojau pasikeis bateriją. Nusisakiau iš kartą viešbutį, Šventoji. Ir hebra, čia karvienis. Pilna karvyčių. Mumu. Gerai, viskas. Važiuoju. Iki Šventosios dar virš Valdos kelio. Jau yra, nežinau, man atrodo, pusė 5, apie 5. Tai dar reikia sueditinti video. Tai žodžiu, nieko nelaukiam, važiuojam. Gerai, pasiekėm Skuodą. Sustojau 5 minutėm nueisiu į tualečiuką. Atsipūsiu ir keliausim toliau. Sustojau stotelėj, nes lyja. Lyja, tik atbaigė. Bet turim vaivorykštę, nežinau ar matas, didelė. Tai va, gerai, iki Šventosios liko koks 30-40 km, kažkas tokio, tai visai nedaug. Apsivalau mocą ir važiuojam. Žodžiu, vakar nepavyko jums parodyti vieną malūną, tai šiandien važiavom prie kito. Šitas malūnas vadinamas malūnų keliauninku. Tai pradžiai jisai berods stovėjo Vilniuje, tada netoli Kretingos ir dabar pastatytas čia. Vietiniu dar jisai vadinamas prezidentiniu. Nežinau kodėl, bet sako, kad jisai susijęs su Nausėdos šeima, su prezidento šeima. Ir viskas, daugiau nieko apie jį nežinau iš tikrųjų. Bet šiaip įdomu, medinis, fainas malūnėlis, viršus matosi, kad sukas irgi paleidėjo. Tai kiek girdėjau, kad praeitais metais jam buvo nulaužtas sparnas, bet tai kad aš čia nei vieną sparną nematau. Tai vėl nežinau. Tai tiek, o man dar liko apie koks 10 km tikriausiai, kažkas tokio. Tai viskas, tikrai paskutinis stopas. Važiuoju į savo viešnagės vietą. Nu ką, pasiekėm savo šiandienos kelionės tikslą. Tai atvažiavom į Šventąją. Gal truputėlį ir lietaus bevažiuojant, buvo ir gražaus oro, gražaus kelio. Tai tikiuosi susižiūrėjom šitas video. Atskiras ačiū Raimundui už tai, kad prisijungė. Ačiū už žiauriai skanias bandeles. Mane jis dar palydėjo iki Ventės. Ties Ventės įskiriam. Aš važiavau link Molėtų į Šventąją, jisai namo. Tai visai fainai pabendravom, iš tikrųjų
gal kokias 2 valandas prasėdėjom, ant pačio gal irgi gavom lietaus besėdint, tai palaukiam po medžiu ir išvažiavom. Nu ir tiek, tai kaip ir minėjau, tikiuosi, susižiūrėjo šitas video, tikiuosi, patiko šitas video. Ne, dar kai ką parodysiu, taigi savo būsto apžvalgą. Tai virtuvėlė, po virtuvėlės yra super mikro didelis tualetukas, nu ten žodžiu nerodysiu, dušiukas, pats viešbutis vadinasi Belūka. Lietuviškai šnekančių žmonių, tai buvo administratoriai ir dar vienas girdėjau. Ten vaikų kambarėlis, kaip ir priklauso, toks tamsesnis ir miegamasis. Tai miegam jau pasidžiovęs daiktus, ekstra didelę lovą, ale, nesvarbu. Biški čia tams, iš tikrųjų, tai gali būti, kad su apšvietimu truputėlį bus blogiau. Ir tiek, šiaip pats viešbutis, tai toks įdomaus stilio, žodžiu, nežinau matysis, bet jis yra bendras balkonas, per kurį tu įeini, pasidžiauju jau batus, nes vis dar drėgni. Tai va, gerai, netemdavo šį visą reikalą. Tai dar kartą visiems padėkosiu, kad žiūrėt. Mačiau jau kažkiek subscriberių padaugėjo, gal per 10 panašiai, bet tikrai stebiu, tikrai man tai daug reiškia labai. Džiaugiuosi, jeigu jums patinka šitas turinys. Jeigu nesubscribini, paspausk subscribe mygtuką, kadangi daugiau nei pusė jūsų dar to nedaro. Meskit laiką, užmeskit komentarą, kas patiko, kas nepatiko, ką reikėtų keist. Svarbiausia rašykit, ką reikėtų keist, nes, vienas dalykas yra kaip aš sumontuoju, kitas dalykas yra kaip jūs matot šitą video. Ir viskas. Tai einu montuot. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki rytojaus.